Pavasarį atėjus pastebėjau, kad žmonės pradėjo aktyviau sportuoti, bėgioti ir naudoti kitas sportui tinkamas priemonės ir atkreipiau dėmesį į kai kurių žmonių netaisyklingą bėgimo techniką. Todėl norėčiau pasidalinti keletą patarimų, kaip teisingai bėgioti, kad išvengtumėm traumų. Pirmas būtų pasitikrinti sveikatą. Antras – pasirinkti tinkamą avalynę. Trečias – labai svarbus pasirinkti tinkamą aprangą, kad nebūtų per karšta, nes gausis, kad tikrai nesinorės bėgti. Ketvirta – prieš bėgimą prasimankštinti, po bėgimo prasitampyti. Būtų labai gerai nepradėti per daug bėgioti ir pasirinkti kuo lygesnį paviršių, kad nebūtų įkalnių, kad nebūtų kieta danga ir nebėgti daugiau nei pradžiai 3 km. Kai kam gali būti sunku ir vieną pradžiai. Ir kaitalioti bėgimą su ėjimu. Aišku, dar vienas labai būtų geras patarimas pasikonsultuoti su bėgimo treneriais, kurių Druskininkuose bent keletas tikrai yra, kurie patartų, pasižiūrėtų pačią bėgimo techniką ir duotų patarimų, kur galima atkreipti dėmesį ir taisyti tuos taisytinus dalykus.